Visi, kurie lankėsi Šiaulių universiteto atvirų durų dienose, studijų mugėse ir kitose renginiuose, tikrai stabtelėjo pamatę technologijos fakulteto studentų kūrinį, kurį fakultete vadina robotu. Patys kūrėjai sako, kad robotas per skambus vardas, bet tegul pasakoja jie patys. Pirmiausia, susipažinkit idėjos autorius Tomas. Dėstytojai Alai Poverinį nunešiau parodyti savo kūrinį, Formulės 1 bolidą radijo bangomis valdoma. Tai tiesiog dėstytojai pasiūlė kažką sukonstruoti universitetui. Tai pasiūliau idėją, kad galėtume sukurti, negalėčiau pavadinti robotų, tai tiesiog toks radijo bangomis valdomas automobilis, kuris galėtų reprezentuoti universitetą atvirų durų dienose ar per rugsėjo 1 ar panašiose šventėse. Pagrindinė idėja buvo, kad jis galėtų važinėti per atstumą, valdomas per atstumą ir kad jis galėtų komunikuoti su kitais žmonėmis, taip pat mikrofono ir garsiakalbio pagalba. Esi matęs, skaitęs, esi čiupinėjęs tokį dalyką, ar tiesiog kažkokia fantazija? Fantazija, tikrai nesu skaitęs apie tai. Tiesiog pagalvojau, kaip pats atėjau rugsėjo 1 į universitetą ir nežinau net kur eiti, kurią auditoriją. Tai pagalvojau, kad praversiu toks daiktas, kuris atvažiuoja ir pasako, prašome važiuoti į Tatrus. Tai buvo idėja, o tada kaip tas visas gyvenimas? Tiesiog ėjome ir darėme. Čia rinkdavome su grupiokais universitete po laisvų metų nuo paskaitų. Ieškojom dalių, rinkom, konstravom, braižėm, kaip kas turėtų būti, ieškojom sprendimų, kaip geriau padaryti. Darbas užtruko pusmetį. Prie 5 mechanikos inžinerijos studijų programos studentų prisijungė elektronikos inžineriją studijuojantis Dominykas ir Justas. Buvo atėję prodekanas mūsų su grupelė studentų ir sako, čia mechanikai, kursų jaunesni, sugalvojo daryti robotą ir jiem reikia pagalbos iš elektroninės pusės paprasčiausiai. Ir mes pasišnekėjom, ką jie norėtų, kad mes padarytumėm, kaip tas robotas, kad veiktų. Pašnekėjom, pažiūrėjom, kad įmanoma padaryti viską ir gavosi. Padarėm, universitetas nupirko detalės, viską. Sulitavom, supraktavom plokšteles ir veikia. Mūsų paprašė suvaldyti jų turimus elektros variklius, pritaikyti prie elektronikos ir patobulinti elektroninės grandinės. Tai mes tiesiog priderinome iš žaislinės mašinėlės išimtus komponentus, kad jis atliktų praktiškai tą pačią funkciją kaip ir žaislinė mašinėlė. Būtų valdomas su pulteliu. Robotui mes jo nevadiname dėl to, kad jis neturi jokių tarkim, protinių sugebėjimų. Jisai nesugeba nei pats važiuoti, nei aptikti kokių kliūčių. Jisai tiesiog valdomas žmogaus. O jis turėtų būti protingas, pamatęs kliūtį, pasisukti ir panašiai. Taip pat dar turėjo būti su kamera įmontuota, kad galimėtų per atstumą kompiuterių žiūrėti. Taip pat garsiakalbis, kad šnekėti, atrodo, sakė, bet gavosi per brangu ir neapsimokėjo kažkaip. Tai nežinau, galbūt ateityje kitos grupės, kitas kartas patobulins. Turim tokių vilčių, tokių idėjų, kad gal ankstesnių kursų studentai užsiims tuo, parodys iniciatyvą ir patobulins. Visgi universitetui reikia tokių savanoriškų, netinginčių darbuotis studentų. Tomas Šiaulietis liko studijuoti gimtajame mieste. Pasirinkimas mechanikos inžinerija tai natūralus, tiesiog nuo vaikystės domėjausi techniką, taip ir gavosi, kad atsidūriau čia technologijos fakultete. Prieš stojant net nenorėjau aš įstoti į mechanikos, aš norėjau būti į transporto inžineriją, bet taip gavosi kaip netyčia. Bet tikrai nenusivyliau, labai man patinka studijos. Aš galiu pasakyti, kad mokantis inžineriją tiesiog palengvėja gyvenimas, nes tiesiog supranti, kaip ką panaudoti tikslingiau, kaip medžiagas išnaudoti tikslingai. Kaip tikėsi darbą gausi lengvai? Jau galima sakyti, jau gavau aš darbą
jau esu susitaręs dėl praktikos vietos. Kokia ta vieta? Tai bus prie priekabų gamybos. Jie mane surado, dėl to, kad buvau išvažiavęs pagal mainų programą į Erasmus į Daniją ir jie ieškojo būtent tų studentų. Ten taip pat mokiausi pagal mechanikos inžinerijos studijų programą. Tai studijos panašios kaip ir čia visur, ta inžinerija vienoda, galiu pasakyti. Bet viskas anglų kalba? Taip, anglų kalba, bet man tai problemų nesukėlė. Ką dar, Tomai, mėgsti daryti? Turbūt ne vien tik tai konstruoti. Na, didžiausias pomėgis automobilį yra taip pat Formulė 1 per labai įdomios automobilių sportą. Ir pats važinėjai? Ne, nevažinėjai. Tai domiesi tiesiog žiūri stebi varžybas? Taip. Taip pat mėgstu ir savo automobilį pasitobulinti, kad išsiskirtų iš kitų. Ar sunku studijuoti? Ar įdomu? Kai įdomu, tai visada yra lengva. Tiesiog reikia įdėti pastangų ir sunkumų nekils. Dominykas iš Anykščių. Gimė Šiauliuose, taigi grįžo studijuoti į gimtąjį miestą. Kai rinkausi, galvojau, kur stoti, ką mokytis, tai galvojau, kas perspektyviausia šiais laikais. Na ir vis tik nepaslaptis, kad visur elektronika, tai sakau, būtų perspektyvu bandyti čia, nes vis tiek ateitis irgi bus elektronika. Tai ir šiaip įdomus dalykas, kaip viskas veikia, viskas tuo paremta, tai už tai ir sugalvojau čia įstoti į šią specialybę. Pats mokslas, tai panašiai gal taip ir, gal įsivaizdavau, kad truputį bus kitaip, negalvojau, realybė buvo geresnė negu kad galvojau, nes universitetas nėra didelis, būni kaip mokykloje, grupelė nedidelė, kiekvienas studentas gali pasišnekėti su dėstytoju ir labai gerą mokinys paprašęs, tau kažkas neaišku, tu prieik, paklausai, tau paaiškina išsamei, ar gali ateiti bet kokiu metu ir tau paaiškins. Kur sako draugai, kas studijuoja dideliuose universitetuose, tai yra sudėtinga tokie dalykai, nes jeigu grupė keli šimtai žmonių, tai vienam dėstytojui visas pakonsultuoti yra sudėtinga, todėl čia tai aš privalumų laikau, kad smulkesnis universitetas. Ir pati studijų kokybė tai tikrai gera, daug išmokom, reikia mokytis ir išmoksi. Vis tik reikia daug savarankiško darbo. Na, reikia ir pačiam aišku domėtis, nes realiai didžioji dauguma vis tiek yra teorija. Jeigu nori kažko praktiškai prisiliesti, sužinoti, tai jau reikia pačiam. Daugiau pačiam kažką tai siūlyti, kažkokius projektukus ar kažką tai daryti. Namuose mėgstu pasidaryti kokių nors smulkių projektukų, kokių mirksiukų, dar kokių, tokių, kaip sakant, dėl linksmumo. O čia fakultete esam darę ir maketą tam tikrai paskaitai, kad studentai galėtų netgi prieš tai čia vykusiai paskaitoj naudojo maketą, kuris ten padėtas yra, man yra padarytas tas. Ir tuomet su kolega Justu buvom sugalvoję projektėlį su laikrodžiu, nes technologijos fakultetas, o jame kabėjo toks senovinis, sovietinis laikrodis, tai sakom, truputį galimėtų kaip nors atnaujinti. Ir dar esam taisę tokį irgi sovietinio palikimo prietaisą, tokį ploterį, braižytuvą. Tai jis buvo neveikiantis, tai mes pataisėm, kad veiktų ir pristatėm grupiai. Toks buvo irgi kaip papildomas. Ką dar mėgsti? Ar visas gyvenimas sakai tas yra? Ne visai. Čia elektronika toks tik papildomas pomėgis, kuris iš tikrųjų yra atėjo tik universitete, nes seniau su elektronika labai daug nekonstruodavau. Seniau labai mėgdavau mechaniką, ardyti, tvarkyti dviračius, mašinas, motociklus. Ekstremalų sportą labai mėgstu, slidinėjimą kalnų, motokrosą, mašinas, kuo pats galiu simti dviračiais, BMX-ais. Irgi daug laisvalakio praleidžiu tokiuose dalykuose, tai pagrindė iš to ir susideda. Žodžiu, nuvažiuoti nėra kada? Nebūna Ir prie kompiuterio žaidimų nelabai būna ką žaisti? Kompiuteris, aš nelabai draugauju su kompiuteriu, tik tais mokslo kiek reikia. Dominykas ir Justas šį pavasarį su technologijos fakulteto studentų grupe lankėsi Olandijoje. Aplankėm daug gamyklų, pamatėm, kaip ten žmonės dirba, kokios sąlygos, kaip viskas, sužinom, kokias perspektyvas mums kaip užsieniečiam ten įsidarbinti. Ir aišku, paekskursavom, gyvenom šeimose, daug pabendravom su kitos šalies žmonėm. Smagu buvo ir naudinga labai.
Justas į Šiaulius atvažiavo iš Joniškio, bet, kaip sako, baigė įleisti šaknis Šiauliuose. Pasirinkau elektroniką būtent dėl to, kad nuo mažens mėgau technologinius įvairius dalykus ir pačią elektroniką. Mokykloje lankiau radiotechnikos būrelį, tad ir pasirinkau elektronikos specialybę. O Šiaulius būtent pasirinkau pagrindinę turbūt dėl mažo atstumo iki namų. Studijos patinka, viskas, ko tikėjausi, aišku, gal nepilnai išpildyta, gyveninta studijose, tarkim, mažai praktinių dalykų, litavimo, tarkim, projektavimo, bet prisilečiam prie visų elektronikos pusių, kažkiek mažiau panagrinėjom, daugiau, plius minus, viskas gerai su elektronikos inžinerijos studijom. Mano manymu, svarbiausia pačiam norėti, pačiam gilintis, neapsiriboti vien tuo, ką duoda universitetas, domėtis namuose, kažką veikti, lituoti, projektuoti, plėsti žinias. Tai ką, namuose lituoji, projektuoji? Taip, prie kompiuterio praleidi daug laiko? Elektronika yra mano laisvalaikis, hobis, tai daug laiko praleidžiu, daug laiko skiriu būtent tai veiklai. Tai ne tik specialybė, bet ir mano gyvenimo kryptis, tarkim. Baigi 4 kursą ir dabar jau turbūt reikia galvoti ir apie darbą. Universiteto dėka atlieku praktiką įmonėje Salda, nes universitetas turi pasirašęs bendradarbiavimo sutartį, tai lengvai priėmė į praktikos vietą ir yra nemaža viltis, kad įdarbins mane ir dar keletą studentų, ir kad liksime Saldoje, netgi ir dirbti, ne tik atlikinėti praktiką. Dar turi kam nors laiko? Vis tiek draugai ir turbūt vakarėliai, kokie klubai, panelės. Taip, yra laiko viskam, tačiau kai tik yra laisvas, tarkim, vakaras ar popietė, taip sėdi prie kompiuterio, žiūrinėji internetinius puslapius apie elektroniką, schemas įvairias, jeigu esi užsiėmęs kažkokiu projektu, prisėdi, palituoji truputį, taip ir judi į priekį. Aišku, skiri laiko ir draugams, ir šeimai, ir kitiems dalykams. Netrūksta laiko, kažką norėtum dar daryti, o nėra laiko. Trūksta elektronikai laiko.